Pakalbėkime apie gamtą, apie draugiškus sprendimus gamtai ir šį kartą noriu supažindinti su UAB Serenity Inn Vaidotas Gudeliauskas, kuris netrukus mus nukels į itin jaukią erdvę. Sveiki, gyvi. Sveiki. Mes sukūrėm šitą namą tikrai, kad jis būtų labai patogus, kad oriai galėtum jame leisti laiką. Konstruktoriai, samdėm konstruktorius, kurie mums konstruktorių įmonė suprojektavo konstrukciją pačią, kad jisai atitiktų normalią namo varžą. Tai jis yra namas, tik kad sumažintas, pavadinkim. Ofisas visas yra bendras 53 kvadratų, bet čia yra 24 kvadratai, čia yra projektų pristatymai vyksta, tai 16 kvadratų ir tenai likutis, tai su virtuvėlė ir su WC. Tuo pačiu mes ir kūrėm modulinius namus ir gaminam juos. Jie gaminasi pas mus fabrike ir atvažiuoja su kranu surinktas namas ir pastatomas į vietą, užbaigiamos tik tai minimaliai apdailos, bet atvažiuoja pilnai įrengtas. Moduliniai namai yra, atvažiuoja iš kelių modulių, susirinka vienas, antras ir trečias ir gali susikomplektuoti kiek nori kvadratų, nes jie turi specialią jungtį ir susijungia tarpusavyje. Dėl to yra labai patogu pritaikyti ir pagal kraštovaizdį, ir pagal sklypo dydį, pagal apimtis galis ir pagal norus tiesiog. Praeiti metai buvo tokie, sakyčiau, proveržio metai, ypatingai su kraštovaizdžio projektavimo studija, tai labai mes stipriai užjudėjom. Pradėjom projektuoti visai Lietuvai, labai daug miestų tikrai pradžiuginom savo projektais. Kokios kryptys užsienyje? Skandinavija, labai stipriai žengėm į Olandiją, turim jau distributorių ir stipriai dirbam ir galvojam Angliją ir Airiją, dabar irgi stipriai bendradarbiaujam, kalbamės, žada atvažiuoti pirmieji žmonės apžiūrėti. Jau patys klientai galutiniai žada pas mus į Lietuvą į mūsų šitą demo namą apžiūrėti ir tada laukiam užsakymų iš tikrųjų iš užsienio ir laukiam proveržio to pačius su užsienio rinkom.